Kalbos trumpulius kuria Vilniaus universiteto lietuvių kalbos katedros dėstytojai. Esu Antanas Smetona. Dėstau lietuvių kalbos morfologiją, lietuvių kalbos žodžių darybą, terminologiją, teisininkų kalbą. Mano mokslinių interesų sritys irgi yra kelios. Tai gramatinė semantika, terminologija, žodžių darybos teorija, juridinė lingvistika. Esu Audrius Valotka, dėstau retoriką, stilistiką ir teksto redagavimą, taigi tuos dalykus apie tai, kaip gražiai ir įtikinamai rašyti ir kalbėti. Esu Erika Jasonytė Mikučionienė. Mano domėjimosi sritis – gramatika sinchroniniu ir diachroniniu aspektu, semantika ir tekstynų lingvistika. Studentams dėstau sintaksę, veiksmažodžių komplementaciją ir specialybės kalbą. Evaldas Švageris, eksperimentinės fonetikos specialistas, kuris garso analizės skirtomis priemonėmis gilinasi įvairių kalbinių elementų akustinę struktūrą, fonetinius požymius, tuos požymius lemiančius faktorius ir tų faktorių tarpusavio santykius. Dėstau fonetikos disciplinas ir disciplinas susijusias su specialybės kalba. Mano vardas Gintarė Judžentytė Šimkūnienė. Čia filologijos fakultete apgyniau disertaciją latvių kalbos vietos prieveiksmiai, sinchronija ir diachronija. Iš to natūraliai išplaukia ir mano domėjimosi sritis, tai yra pirmiausia semantika ir baltistika. Vėliau savo mokslinius tyrimus tęsiau semantikos srityje ir natūraliai semantiką papildžiau pragmatikos tyrimais. Čia filologijos fakultete dėstau semantikos įvadą, lietuvių kalbos istoriją, kalbotyros įvadą. Esu Irena Smetonienė, Vilniaus universitete dėstau normos teoriją ir praktiką, retoriką, stilistiką ir būsimiems pedagogams specialybės kalbą. Mano moksliniai interesai apima retoriką, stilistiką, pastaruoju metu labiausiai domiuosi kognityvinę lingvistiką arba dar kitaip vadinamą kultūrinę lingvistiką. Aš esu Kęstutis Bredelis, man labai jauku šioje mokslo šventovėje. Domiuosi sintakse, nagrinėju sakinių įvairovę, prasminius niuansus, gilinuosi į skyrybos įvairius dalykus. O dar man labai įdomu mokymo ir mokymosi metodai, būdai įvairūs, nesibaigiančios pastangos tapti vis geresniu ir geresniu mokytoju. Esu Vilma Zubaitienė. Mano tyrimo sritis yra sinchroninė ir diachroninė leksikologija ir leksikografija, leksinė semantika ir leksinė tipologija. Taip pat tyriu Rytų Prūsijos raštus, domiuosi mokslo kalba ir akademiniu raštingumu. Mano dėstomi dalykai yra akademinis skaitimas ir rašymas, lingvistinė teksto analizė, lingvistinė diskurso analizė, leksinė tipologija, leksinės tipologijos problemos, redagavimo įgūdžių ugdymas ir leksinė tipologija doktorantams. Esu Marius Smetona. Domiuosi retorika, kultūrinė lingvistika, senaisiais raštais, mitologija, dėstau retoriką, specialybės kalbą ir dalyką, kuris vadinasi kalba ir kultūra. Esu Vytautas Kardelis. Domiuosi kalbos kitimu ir variantiškumu, taip pat garsinė kalbos sudėtimi. Su studentais kalbamės apie fonetiką ir fonologiją, lietuvių kalbos istoriją ir dialektologiją bei variantiškumą kalboje.